knygą, bet sutinki neskaitęs jos ir nežinai, ką rasi. Tai galime įsivaizduoti, kad ateidamas jis žmogus turi spręsti sunkią dilemą, nes vis dėlto knygos pristatymas yra šventė. Tai šventė neleidžia gadinti nuotaikų. Negali sakyti, kas ateina į galvą, vis dėlto gerokai turi save disciplinuoti. Ir didžiausia laimė yra, kada randi tai, ko lauki. Bet iki to nieko nežinai. O aš dabar, kadangi tokių dabar knygų rašoma visokio tipo, tiesą sakant, knygų politinio pobūdžio labai daug ir atsiradęs deficitas kalbėtojų, tai aš jau dabar įsigudrinau net per savo minkštakūniškumą net kalbėti apie knygas, kurių nesuskaitau. Aš žinoma, aš tą pasakau, kad neskaičiau knygą, bet jeigu reikia, aš galiu pasakyti apie tą dalyką, aš galvoju. Tai faktiškai tokias komedijos vyksta. Ir aš dabar nusprendžiau, daugiau taip nedarysiu, kad esu minkštakūnis, bet gal užteks vis dėlto, kad nepasidaryčiau toks kraštutinis pajacas. Tai per draugiškumą kartais taip išeina. Bet šiuo atveju yra laimingas atvejis. Ta sakau aš visiškai be užuolankų. Gavau aš ją tą knygelę vakar vakarose. Ir aš ją praėjau dviem lygių. Tai pasitaiko man jau be galo retai. Tais laikais, kadangi labai daug rašoma ir visi didelė visą riziką, ėmėsi nežinomo teksto. O čia man tai pasirodė, kad iš tikrųjų yra pasakyta tai, kas dabar yra svarbiausia. Gal ne visos temos, žinoma, galėjo būti ir plačiau plėtojimus, bet tiesą sakant, jos ir negalėjo būti kitokios, kadangi čia yra labai limituoto intervalo teksteliai, maždaug 2-3 puslapių. Tai tokio standarto. Tai kaip tokios apimties tekstuose, tai noros iš tikrųjų gana lakoniškai, taupiai ir suženklinti visi tie svarbiausi dalykai, arba vertybės ir mūsų kultūros bėdos, ir mūsų civilizuotumo bėdos, ir mūsų bičiulių nesėkmės, kad nes aš taip visą laiką gaučiau save galvodamas, jeigu kokia nors radio, televizijos stotis, galų gal net jeigu įtakingas laikraštis turėtų kokią koncepciją šitokią nuoseklę, kaip ji čia išdėstyta, tai Lietuvoje būtų visoje gerokai šviesiau. Nes kai seki tos įvairiausio pobūdžio debatus dėl tokių smulkmenų, kurių sugebėjimas įspausti debatus trunkančius ištisas savaitės, mėnesius, dėl kokios nors pasakytos replikos, tai čia aš randu kažkokią naują reiškinį, ar gal labai tradiciškai stabilų reiškinį, kad žmogus yra iš tikrųjų akivaizdžiai angažavęs savo kultūrai, savo tautai, savo žmogui ir pirmiausia tam neturtingai gyvenančiam, kuris dabar iš tikrųjų ir tarybiniais laikais daugiausiai kentėjo ir dabar jis daugiausiai kenčia. Tai šitas susiangažavimas, mano galva, yra neįkainojamas. Tai apskritai dabar labai reta sutikti žmogų su įsitikinimais, su principais. Atrodo, kad mokytojai net ginasi, kad jiem drogu turėti principus, sako, mokinius sugadinsime, mes primesime savo pažiūrą. O tai toks atradimas iš tikrųjų man buvo šventė, aš ją pašvenčiau iš anksto iki mūsų susitikimo. Ir čia kai keletą temų yra labai originaliai nušviestų, kad sakysime, tai yra barbarystės tema. Tiesa, aš ją mačiau barbarystę šiek tiek kitoj sferoje. Aš maniau, kad tas pats barbaras yra ir kosmopolitas. Čia